ką tu norėdavai vakarietiško, tik tai atsineštos kultūros, tos laisvės truputėlį sistemą iš karto ateidavai ir per nagus. Klausyk, žiūrėk, gavau siuntinį iš Berlyno. Ten tą, ką mes ten palikom prieš 33 metus. Tu surink visą hebrą, kas ten yra Šiauliuose. Yes. Mes priskiriam prie pankų judėjimo, nes čia buvo protestas prieš viską. Stop! 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 Mr. Gorbachev, tear down this wall. Tu supranti, kad kažkas tokio istorinio, kad įvyko lūžis, bet įvyko pas juos, bet ne pas mus. Pas mus buvo žiauriai blogai tada. Kai tu atvažiuoji iš sovietinės realybės į New Yorką ir patenki į tikrą muzikos širdį. Tik po gero laiko kažkas prisiminė, kai jau Nirvana iššovė su savo tais albumais, tai tada prisiminė, taigi jūs apšildė Nirvana. Didžiulė rekords kompanija Virgin mums pasiūlė $200,000 kontraktą. Gyvenam įvairiai, pa žmonės, patvariuose, kur tik mes negyvenam. Nu, bet grynas rock'n'rollinis gyvenimas buvo. Stogas linko per pusę ir stogą atsijungiau. Ant tos energijos, ant to įdirbio dar mes ilgai va taip ir važiavom. Kol išsikvėpė viskas. Mes čia buvom irgi Lietuvoje žvaigždės ir kas mums buvo? Blemba, tai buvo žymiai kiečiau, negu tai yra užfiksuota atmintyje. Tai nebuvo nesėkmės istorija, tai buvo grandiozinė sėkmės istorija. Das ist